Šaldytuvas vėl visą valandą neina ir visiškai išjungia, atjungia šaldytuvą. Visą valandą nebeina. Va kaip kontroliuojami įrenginiai upsas ir kokia įtampa. Toliau apkraunama elektra, matos kaip pasijungia, kaip sumažėja. Kuo daugiau įrenginių prijungia, tuo įtampa mažėja. Va virdulį. Kuo daugiau aš įjungiu, tuo įtampa mažėja. Šitaip mūsų ir laidas kontroliuojamas. Šitaip kontroliuojamas yra mūsų laidas. Ir kiek suprantu, laidas mūsų yra tiesiai namuose pas Badauskus, todėl jie gali kada nori atjungti, ką nori atjungti ir kiek nori prisijungti. Laidas apkrovos yra kontroliuojamas Badauskų, dėl to mes degam. Tai yra, vadinasi, jie piktybiškai tyčia mus degina. Tai yra kėsinimas į mūsų ne tik turtai, bet ir gyvybę. Tai tyčiniai padegimai, nes yra laidas kontroliuojamas Badauskų. Badauskai padarė klaidą, nes nei vieno kaimyno nėra šalia, kuris galėtų pasijungti. Vieninteliai Badauskai, nes pro jų pusę praėjo laidas ir būtent jis pagautas. Jeigu Baranausko gatvėje dar kaltino kitus kaimynus, tai šį kartą prie naujai laido pravesto tik tai vieninteliai Badauskai kaimynai. Tai yra, niekas kitas nebegalėjo prisijungti, nes nebėra nei vieno kito kaimyno. Tai Badauskų didžiausia klaida yra. Ir eso dangsto, kad eso dangsto visus 14 metų, tai yra faktas, dėl vedamos galimai dvigubos buhalterijos, nes pateikti dokumentai yra suklastoti. Badauskienė dviguba buhalterija buvo darytas kratos ir negalėjo niekas įrodyti prieš 12 metų. Panašiai, ką mes dabar matom, kad jau yra galima įrodyti jų nusikaltimus plačiai. To nenori daryti pareigūnai. Sravos padegimas, kaimynų aplinkiniai ir apiplėšimai, vagystės, įsilaužimai į namus, atjungus kameras, galimai ir pas notarą per vieną pusės ir ten taip pat apsilankė. Jeigu atliktų Vilniuje hipnozės tyrimą, kaip psichologė sakė, tai viskas išaiškėtų, bet to policijos pareigūnai nenori daryti, tai yra tyčia bylos klastojimas. Ir suprantama, kad tai yra daroma tikrai ne už ačiū. Kad mane įbauginti, man buvo iškelta baudžiamoji byla šmeižtas ir apkaltinta kliedesiais, o nusikaltimai toliau vyksta.